Labas rytas. Aš jau man atrodo, čia kokius 10:30, beveik 11. Tai jo, atsikėlėm ir yra +6 laipsniai. Tai visai daug, šilta. Ir kadangi visą sniegą atleidžia, tai ant kelio bele kaip slidu. Ir visur, kur nėra papilta skaldos, visur yra visiškas ledas. Reikia jau tokiose vietose pačiūžų. Ir aš iš tikrųjų turiu tuos tokius, kaip čia vadinasi, lietuviškai gal katės vadinasi, lyg tai Aurimas taip vadina. Tokia, kur metaliniai, tiksliau guminiai dalykai užsideda ant batų padų ir jie yra su tokiais metaliukais. Tai šitie turim ir tuos, bet kažkaip vis neužsideda. O vakar iš tikrųjų padarėm labai didelį darbą, tai supakavom visas kalėdines dovanas ir suruošėm dėžę išsiuntimui, nes šiandien atvažiuos ir paims mūsų tą siuntą į Lietuvą. Pasiruošėm iš karto iš vakaro, kad būtų paruošta. Tai labai gerai, kad tą padarėm vakar vakare. Vis tiek kažkaip tada šiandien rytas jau ramesnis, kad šitas darbas padarytas. Tai atidarysim kalendorių. Jau čia visai nebedaug ir langelių liko, žiūriu. Bet 16 diena tokia jau labai sunki. Kažkaip įtariu, kad čia kažkoks prausiklis veido. Jo, čia vitamino C tonikas taip išeitų. Nors rašo taip įdomiai toninis losjonas, bet jo, vitamino C tonikas daugiau, nes jis vis tiek toks skystas losjonas, tai kaip kremas būtų, o čia bus tonikas tada. Dabar pasidarėm tokių sumuštinių, kur vadinasi ką randi šaldytuve. Radom tokių susišaldytų bandelių. Tada įdėjom kočio sūrio, dešrelių, avokado, kiaušinį dar, jo tokių miksą kažko, visko ką randam, tai ir bus tokie pusryčiai. Atvažiavom prekybos centrą, žmonių pilna. Oi, ir ledas. Visur visiškai siaubingai slidu. Aš jau mintyse važiavau į priėmimo skyrių dėl sulūžusios rankas, nes prisigalvojau, kad jau toj nugriūsiu ir lūš kas nors, bet žiauriai slidu. Ta prasme, viskas plaukia ir visur vien ledas. Edgaras renkasi Lego žaidimą naują, naują užsiėmimą per kalėdas. O ką tu nori? Biurą. Jo, mes norim biurą. Kažkur radom. Šitą turim. Mes matėm, kažkur matėm. New York'e matėm, jo. Jo, Lego parduotuvė, jo. Ne, kur daugiau Lego, ten ir yra jisai. Šiaip daugumai parduotuvė tas draugų yra. Draugų Lego, bet ne ofiso. Tai draugai šiaip populiaresnis ir šiaip senesnis ir ilgiau filmuojamas serialas buvo, o ofisas ne taip dar. Tai grįžom iš parduotuvės, tai trumpai pasiėmėm šiek tiek kumpelių. Salotos mes galvom pasidaryti su tortilį arba, kaip tai vadinasi? Feta. Tada dar majonezo. Šį padažą aš tada valgiau per darbą tą vakarienę. Šventinė vakarienė buvo bulvytės už tą padažą, tai labai skanus padažas buvo, galvoju, nusipirksiu, pabandysiu. Dar pridrukom kiaušinių, batono, dar ką čia pamangugintų agurkėlių ir sulčių.
Tai tiek šiek tiek apsipirkom, padarysim vakarienį, kaip tik sako, tą tortilį arba pitą su nusipirktais ingredientais. Ir ką dar? Ir dar galim išsikepti tų sūriukų mini su džiūvėsėliais. Tokia kaip užkandį. Ir galbūt pažiūrėsim vakare dar vieną kokį filmą kalėdinį. Tai toks tas vakaras, popietė, nežinau, šiaip laukia siaubingai lyja. Ir labai slidu. Ir man net pikta ant tokio oro, kiek blogas oras. Ir nežinau, nesu laiminga tokio oro, tai jo. Tai va, tai pasipašėm savo mini dekoracijų kampelį. Tai kaip ir sakiau, tų dalykų nėra daug, bet pilnai užtenka. Ir pažiūrėjau, kad daug kur nėra elementų, tiksliau pasibaigėt elementai. Tai va, tai eglutė visa be lempučių reiks įsidėti naujus elementus. Tik man atrodo, dabar neturim, tai reikia nusipirkti. Ir taip pat čia šitie kur du, man atrodo, irgi reikia naujo elemento. Bet taip tada atrodo mūsų šitas kamputis. Ai, dar einu parodysiu mūsų šitą, kaip jinai, žvaigždę. Tai va, taip atrodo žvaigždė lange. Ir iš tikrųjų Norvegijoj labai populiaru šitos žvaigždės. Ir visur prekybos centruose deda ir namų languose, tai šitos žvaigždės ypatingai populiaru. O mūsų siuntos vis dar nepaėmė ir mes dar irgi siuntos negavom. Tai kadangi iš tikrųjų keliai yra tragiški, nors jis turėtų barstyti, aišku, bet yra tikrai labai slidu negu šiaip slidu, šiandien yra ypatingai slidu. Tai manau ir vairavimo sąlygos užmiestyje yra žymiai prastesnės. Ir šiaip, man atrodo, vis laik tie vežėjai atvažiuoja maždaug po pietų. Dažniausiai kažkas būna apie 3-4 gal, nors kaip kada. Buvo kažtai ir sekmadienio ryte, pamenu. Gal keitė maršrutą ar kažkaip tai. O šiandieną jau parašė, kad nebetoli jau ir bus. Tai bus 9 val. Vakaro, tai dar turim šiek tiek palaukti. Dabar yra beveik 8. Tai reiks dar ir Rėjų pavedžioti per tą valandą ir tada važiuosim pasiimti siuntą. Arba tikras vienas važiuos. Tai jo, dabar dar ir nevalgėm, atrodo, mes nei pietų, nei vakarienės dar, ne? Tai kažkaip tai susivėlinom. Reiks dar eit pasigaminti šitų pitų arba tortilijų, jo. Tai persivežėm jau dėžę, atidarėm ir kvepia visą rūkytom dešrom. Bet jau reikia kaip visą laiką naują siuntą uostą labai. Tai ką mes čia turim? Rūkytos dešros iš stirnienos dešra. Šerno pėdos. Kvepia uosti, kad pakvepia skaniai. Medžiotojai dar dešrelių gavom. Sausainių, kas čia dar šokoladų, o kanelių, skaniųjų kanelių, sausainių rinkinys čia pasigaminti tikriausiai. Čia traškučių lietuviškų. Ai, čia cepelinų skonio. Dar va tokio įdomio skonio Vladimiri. Dar šokoladą. Kaip čipsininkai, tai normaliai čips. Oho. Jo, šiaip labai mėgstu traškučius, tai man traškučiai. Rėjai dar skanumynų, o medaus, čia jau naminis medus, labai super. Visas maišas. Kaip šitie vadinasi? Porsche. Tai vadai Porsche. Visas maišas kučiukų užsiprašymas ir
praeitą kartą, kaip dėjo siuntą, tai užsiprašėm irgi labai daug pistacijų. Tai va dabar irgi dėjo daug pistacijų. Čia dar kažkokie tai pastos, kaip čia. Ai, padažiukai. Va, toks įdomus. Ir tada dar viena didžiulė dovana. Dėžiai, truputį čia betransportuojat matos suplyšo. Bet kadangi yra dar dėžiai, tai viskas gerai. Ir čia užrašė Vestai, Edgarui ir Rėjai nuo Jaulapukį. O tas Jaulapukį, aš neatsimenu, ar čia yra, tiksliau nežinau, ar čia tikrai yra suomiškas buvo, ne žodis? Man atrodo, kad suomiškas. Kažkada labai seniai, kai man dar buvo, nežinau, kiek tų metų, keli ar keliolika, tai buvo per televizorių reklamos, per kažkurias kalėdas buvo reklama, irgi kažkas su kalėdų seneliu ir ten vadino Jaulapukį, visų Jaulapukį. Ir kažkaip mūsų šeima labai prilipo tas žodis ir tėtis visą laiką vadino kiekvienais metais Jaulapukis, ar parašęs laišką Jaulapukui, ateis Jaulapukis ir panašiai. Tai taip pat prilipo tas Jaulapukis ir dabar kiekvienais metais. Tai iš čia ir bus dovana nuo Jaulapukio. Buvo kokia milžiniška dėžė. Prašau, padėkit pueglį. Gerai, o mes grįžom ir einam darytis dar vakarienę. O aš ką tik pamačiau. Tai šitas buvo kanelių, tai čia pasirodo buvo kitas pavadinimas. Tai čia buvo morengas. O pasirodo handmade by Kotryna ir kanelės. Tai čia mano sesė darė šitas kanelės, pasirodo. Tai va, ačiū.